jeigu aš einu ir matau, kad šiukšlė numesta ant žemės, man nesunku, aš pasiimti ją pakeliu. Tai yra ne mano šiukšlė, bet aš ją pasiimu ir nunešu iki artimiausios šiukšliadėžės. Nes šiukšliadėžė negali būti po kiekviena šiukšlė, sakykime taip. Ir man tai nėra sudėtinga. Tai yra mūsų tikslas irgi parodyti savo pavyzdžių, kad nusilenkti savo miestui ir pakelti šiukšlę tiesiog nesunku. Vieną šiukšliadėžę miestui aptarnauti kainuoja 360 litrų. Tiek kainuoja išvalymas, išvežimas ir panašiai. Per mėnesį. Tai jeigu mes pristatytume be proto tų šiukšliadėžių, neskaičiuojant kainos, tai kas už tai mokės? Jeigu mes būsime visi kultūringesni ir daugiau galvosime apie miestą ir daugiau darysime, ne tik galvosime, tai mes taupysime savo pinigus. Ir bus miestas gražus. Aš tą darau visą laiką. Visada važiuoju su savo riedžiu, pamatau šiukšlę, sustojau, pakėliau, nuvežiau ir artimiausią šiukšlių dėžę įmečiau. Paprasta. Tiesiog norime, kad tokios akcijos jos taptų kasdieninės ir jos taptų bendruomeninės, kuomet susirenka bendruomenė ir kažką padaro ir nesitikėtume, kad miestas visą laiką miesto valdžia aptarnaus mus ir kažką padarys.